Sveika, mano mieloji. Esu Sandra Baškauskė, esu toksiškų santykių paleidimo arba transformacijos vedlė. Šiandieną labai trumpai noriu pasidalinti ir įgarsinti toksiškų santykių sritis, į kurias galime galbūt netgi net pažįstamai, nesąmoningai papulti. Taigi viena labiausiai greičiausiai atpažįstamų be abejo ir akivaizdžiausių sričių, kurie mes galime turėti, sukurti, tai yra mūsų santykiai su antrąja puse. Sekančiai tikrai labai skausmingai ir destruktyviai veikiantis mūsų gyvenimą, tai yra toksiški santykiai su mūsų tėvais arba vienu iš jų. Toliau mes galime turėti toksiškus santykius su savo vaikais, kas galbūt netgi yra dėl socialiniai įdiegtų normų pakankamai sudėtingai atpažįstama. Tada mes galime turėti toksiškus santykius su darboviete arba su konkrečiu darbdaviu, kaip asmeniu. Galime turėti toksiškus santykius, kuriuos nesąmoningai palaikome su savo draugais. Galime turėti toksiškus santykius su savo artimaisiais giminėmis. Galime turėti toksišką santykį su visuomenėje pripažintų autoritetingų asmenių ar asmenų grupe. Ir jeigu viską apibendrintai, didžiausias toksiškas santykis, iš kurio ir kyla mūsų toksiško santykių formavimas išorėje, yra mūsų santykis su savimi pačia. Tai yra toksiškas santykis užgimsta mūsų viduje su mūsų pačių tam tikromis dalimis. Tad tikrai šiandieną kviečiu, jei jau klausysi jau šitą mano trumpą video, peržvelgti visas tas sritis, kurias įgarsinu ir paklausti savęs, kurie iš šitų gyvenimo sferų, sričių, santykių nesijauti visiškai laisva, nesijauti galinti būti visiškai savimi, autentiška, kurioje iš šių sričių, sferų ar santykių jautiesi suspausta, slegiama ir kad negali laisvai kvėpuoti. Kai tik pripažinsi, kai tai įsigarsinsi, kai galbūt pradėsi tai stebėti savo gyvenime, pradėsi stebėti šito santykio dinamiką, kaip jaučiasi tavo kūnas tame santykyje, kiek vėliau ateis pojūtis ieškoti sprendimo, kurį greičiausiai rasi.